Liongino Šepkos asmenybė domino daugelį menotyrininkų, rašytojų, fotografų, žurnalistų, menininkų ir žygeivių. Dar gyvam, jam esant buvo daug prirašyta straipsnių apie jo kūrybą ir gyvenimą. Garsiausio 20-ojo amžiaus dievdirbio kūriniai, didžiausia ir vertingiausia kolekcija, saugoma Rokiškio krašto muziejuje. Tyrinėjama įvairiais aspektais, šis neeilinio talento žmogus buvo matomas labai skirtingais rakursais, nes tai priklausė ir nuo to, kas su juo bendravo ir ką norėjo matyti. Daug naujų spalvų jo gilesniam pažinimui suteikė jau po mirties publikuoti laiškai, kuriuos Lionginas Šepka 7 metus rašė mylimai Danutei. Žurnalistė iš Vilniaus, kuri domėjosi jo kūrybą ir vėliau tapo žmona. Moteris, kuri ne tik įžvelgia talentą, bet ir be galo jautrų ir rūpestingą vyrą. Jų susitikimas ir draugystė užfiksuoti Šepkos rašytuose laiškuose, kurie tapo savotiškų dienoraščių. Skaitydami sužinome apie jį kamavusias mintis, rūpestį dėl mylimos moters, buitinius vargus, kurie sunkiai suprantami šių dienų žmogui. Aš ir esu užfiksavusi, kaip mes, 3 muziejininkai, nuvažiavom į Oškinių kaimą ir buvom be galo nustebę. Įsivaizdavom, kad laiškų bus pundelis, o pamatėm dėžę, va kaip čia matot, iš kuparo ištraukė didelę dėžę su išsaugotais laiškais. Iki to laiko tai nebuvo žinoma. Iš tikrųjų, galima sakyti, tai buvo unikali dovana muziejui. Ne tik muziejui dovana, bet ir visiems lankytojams, nes Šepką daug kas pažinojo, bet ar daug kas jį suprato. Jis buvo užsidarėlis, vienišius, žmogus, kuris sukūrė stulbinamą ornamentiką. Jis drožė taip, kaip niekas iki to laiko nebuvo drožęs. Ir apie jo vidinį pasaulį, apie jo išgyvenimus, santykį su kitais žmonėmis, ne viską žinojome ir nepilną vaizdą turėjome. Jau antrame Liongino Šepkos kūrybos dešimtmetyje jį lankė įvairūs žmonės, smalsuoliai, tačiau dievdirbys jautėsi vienišas, neturintis draugų, nutolęs nuo giminių, o ramybę randantis tik drožyboje. 1970 metais į jo trobelę Lebedžių kaime įžengė vilnietė žurnalistė Danutė ir nuo to lemtingo susitikimo prasidėjo jų draugystė, peraugusi į meilę ir šeimos sukūrimą 1978 metais. Visą tą laiką į Vilnių skriejo laiškai. Pirmaisiais pažinties metais Lionginas parašė 1 laišką, dar po metų jau 34, o paskutiniais metais net 78 laiškus. Iš viso 309 laiškus. Gaila, kad nežinomas Danutės laiškų rašytų Lionginui likimas. O štai kas krenta pirmiausia į akis žvelgiant į Liongino rašytus laiškus Danutei. Laiškai rašyti ant įvairiausio popieriaus. Čia jūs matot įvairias krūvas. Ant mokyklinio sąsiuvinio lapų. Jeigu sąsiuvinių neturėdavo, rašydavo ant tapetų paprasčiausiai. Va matot, kai kada per vieną pusę, kai kada per 2 pusės. Ir turėjo tokį įprotį, parašo laišką ir dar kažką prisimena ir dar prideda raštelį, laiškelį. Laiške rašydavo datą. Jis rašydavo taip, tarsi kalbėtų su šalia esančiu žmogumi, tarkim su Danute. Tai Danute, sakai, kad kažką tai padarei arba pasakoja. Iš to Šepkos laiško mes galime suprasti ir žinoti, ką ir Danutė jam rašė. Va čia irgi matot rašyta ant sąsiuvinio lapų, pritrūko popieriaus irgi ant tapeto. Vieni laiškai, retas laiškas yra 2-4 puslapių, dauguma 8-10 puslapių, net yra ir 16 puslapių, kaip ir va čia jūs matote, ant paprasto balto popieriaus. Tada pasiėmė raudoną kažkokį popierėlį, rudą paprastą pakuotės popierėlį, jam nesvarbu, ant ko buvo rašyti. Rašymo priemonės yra įvairios, ir pieštukas, ir kažkoks tai vat, flamasteris. Pasibaigė mėlynas rašiklis, pasiėmė raudoną šratinuką. Rašytas laiškas ant penklinės, tai va įvairiausių tų formatų. Ir iš teksto, iš parašyto
šrifto galima spręsti, kokios nuotaikos jis yra. Liongino Šepkos laiškai kaip dienoraštis, nes atsispindi visas jo gyvenimas. Jis aprašo beveik kiekvieną dieną, kas jį aplankė, ką jis drožė, ką verda valgyti, koks baisus danties skausmas kamuoja. Iš laiškų matosi to laikotarpio gyvenimo realijos. Gyvendamas ir kurdamas Lebedžiuose Šepka gyveno be elektros, o radijas buvo vienintelis ryšys su pasauliu. Nepaslaptis, kad sovietiniu laikotarpiu 5-6 dešimtmetyje 20 amžiaus žmonės gana skurdžiai gyveno, ypač kolūkiuose kaime. Ir deficitas buvo degtukai, žvakės. Vieninteliai technikos stebuklai Lionginui buvo dviratis ir tranzistorinis radijas. Tai šiuolaikiniam žmogui gana sunku suprasti tai, kad netgi normaliai pavalgyti negalėjai gauti ar mėsos, ar kokių produktų. Juose aprašoma ir sveikata. Dažnai jis sirgdavo, dantis skaudėdavo, lankydavosi pas daktarus. Tai viską išsamei aprašo. Įvairiausius susitikimus su muziejininkais, nes muziejininkai Šepką globojo, tai įvairias detalės ir juokingų situacijų, ir graudžių tame tarpe. Dar vienas įdomus laiškas, kuriame rašoma, jog pardavėja įsiūlė kelis kilogramus mėsos šaltienai. Na tai rašau, kad tai dabar šaltienos turėsiu pusmečiui. Kokia jo buvo buitis? Danutė klausi, kas girdėti mano nameliuose? Tai kas ten girdėsis tokiuose nameliuose? Čia ne nameliai, o balaganas užkerėtas, pijokų pastatytas, žiurkės naktį laksto per galvą, dūmai gerti reikia, kai atsikelia vėjas eina per sienas, lietus žliaukia per sienas, tai va tokios naujienos. Viename laiške pasakoja, kad gavo siuntinėlį iš Danutės, kuri atsiuntė vaistų. Atsidarė vaistus, o kitą dieną jau tuos vaistus sugraužė žiurkės, nes tuose jo nameliuose labai vargana, skurdi buvo aplinka. Sakyčiau, kad žmogus gyveno asketiškai, dėl to ir aplinkinių buvo nesuprantamas, nemėgiamas, kad tarybinis pilietis taip skurdžiai paprastai gyvena. 10 metų jis kūrė, būdamas vienatvėje. Valgydavo tik tai, ką užsiaugindavo savo darže. Į vieną ranką paimdavo broką, į kitą bulvę, užsigerdavo parūgštinto actu vandeniu ir sakydavo, kaip gardu. Ir jis džiaugdavosi, kaip man gera, kvepia žemė, čiulba paukščiai, o aš visą dieną tik tai drožiu. O mums tik tai belieka stebėtis, kad kiek mažai reikšmės žmogui turi materialiniai dalykai, kada jis gyvena tokiame dvasiškame, pakylėtame, savame pasaulyje, tokiame burbule. Jis prasigyveno tik tai vėliau, kada apie jį pasklido garsas plačiau. Nes kada jis pradėjo kurti, 10 metų gyveno žeminėje, pirtelėje, po to pasistatė iš žabų, iš alksnių trobelę. Tai va tokia skurdi buvo buitis, bet unikali, išskirtinė ir geniali kūryba. Liongino kasdienybę pilnai užpildydavo drožyba ir laiškų rašymas. Netoks jau paprastas buvo ir Danutei parašytų laiškų kelias iki Vilniaus. Neretai Lionginui tekdavo sugaišti beveik visą dieną, dviračiu įveikiant apie 60 km, ar lietui lyjant, ar saulei spiginant. Viename laiške rašo, jog 5 ryte sėdo ant dviračio ir važiavo išmesti laiško Danutei į Kupiškį, o grįžo tik tai 12 valandą vakare. Vasarą paprasčiau būdavo, o žiemos metu arba rudenį, kada keliai sunkiai pravažiuojami, tekdavo dažnai varytis dviratis ir sugesdavo. Besivarydamas dviratį užlipdavo ant kalnelio, kartais veždavosi tranzistorinį radiją, sustodavo parūkyti, nemažai rūkė, paklausydavo muzikos, kažkokių tai naujienų, pailsėdavo ir taip neskubėdamas važiuodavo į Kupiškį, kur nusipirkdavo maisto ir svarbiausia, išmesdavo laišką Danutei.
Lionginas Šepka, gimęs Mažažemio valstiečio šeimoje, nuo mažų dienų buvo įpratęs prie nepritekliaus ir sunkaus gyvenimo. Nuo vaikystės dirbo sunkių sezoninio darbininko darbus, tai miško kirtėjų, tai skaldė plento akmenis. Laiko mokytis nebuvo. Drožinėti pradėjo tik įžengęs į 5. dešimtį. Pradėjęs drožti broliui paminklą, nebepaleido peiliuko iš rankų. Tai nutiko 1950 metais. Nes 49 metais mirė mylimas brolis Petras, pas kurį Lionginas gyveno ir glaudėsi prieškario ir pokario metais. Jeigu nebūtų miręs brolis, galbūt ir neturėtume šio genialaus kūrėjo. Brolinė paprašė padaryti kryžių. Kryžius išėjo šleivas, kreivas. Ji pasakė, nemoki, tai nedirbk. O jis pasakė, nuliūdęs, mėginsiu padaryti gražesnį. Paėmė peiliuką į rankas ir daugiau iš rankų nepaleido. Čia mes matome kompoziciją, didįjį paminklą broliui Petrui, kurį išdrožė 1955 metais. Jis galbūt vienintelis kūrėjas, kuris pradėjo kurti ir iškart pasiekė savo kūrybos viršūnę. Pirmasis Liongino Šepkos kūrybos etapas tęsiasi beveik 10 metį, per kurį jis sukūrė 3 paminklus – broliui Petrui ir 1 tėvams. Jo darbus pastebėjo ir pradėjo lankyti Dailės akademijos studentai, profesūra, menotyrininkai, muziejų darbuotojai, žymus dainininkai ar kiti kultūros žmonės. Apie unikalų meistrą greit ėmė garsas sklisti gana plačiai. Laiškuose atsiskleidžia, kad Šepkos kūriniais buvo domimasi ne tik Lietuvoje. Ne viename laiške yra vardinama, kas pas jį lankosi. Apsilankydavo filmuotojai, apsilankydavo garsų žmonės, Robertas Antinis, Giedrė Kaukaitė, dainininkė. Beje, apie Giedrę Kaukaitę ne viename laiške irgi rašo, kad užsako vieną ar kitą drožinį. Apsilankydavo Zita Žemaitytė, menotyrininkė, Vytautas Ciplijauskas, muziejaus darbuotojai. Tai vat ir vienam laiške irgi cituoja, kad atvažiavo iš Vilniaus muziejaus darbuotojai su moterimis, išsivežė Marijos statulą. Ir paskui jau pergyvena, pasižiūrėjo vakare, kad išsivežė ne tik Marijos statulą, bet ir karūną, kurią buvo išdrožęs Danutei. Tai paskui jau rašo Zitai Žemaitytei menotyrininkai, kad nepamestų tos karūnos. Ko mes anksčiau nežinojome, kad Šepkos drožiniai buvo eksponuoti Čekoslovakijoje, Sibire, Maskvoje. Bet taip jis įdomiai rašo 71 metais. Ta pačią dieną gavau raštą iš meno rūmų, sakė, kad mano katės po Maskvą vaikšto ir po Sibirą ir klausė, ar sutiksiu 1 metams, kad vaikščiotų po parodas. Liongino Šepkos darbų kelionės po pasaulį, garsas apie talentingą drožėją ir kultūros žmonių vizitai į vargingų Šepkos namelius ėmė nepatikti valdžiai, nes atvykėliai matė ne tik stulbinančią jo drožybą, bet ir itin skurdžią buitį, kaip ir nepritinkančią kūrėjui bei tarybiniam piliečiui. 1961 metais Lionginas apgaulę buvo išviliotas ir išvežtas į didvydžių senelių invalidų namus, kuriuos jis pavadino prakeiktais namais ir prašėsi brolio pagalbos. Rašau šitų laiškų jum, broli Viktorai, ir sveikinu jumi, tavi Viktorai ir tavo žmonų Varonikų, ir linkiu jums sveikotos ir loimas jūsų gyvenime. Jau senokai posinčiau jum laiškų, o nuo jūsų nesulaukiu jokios žinios. Gal tu sergi, ar taip kokį nebūk badą ištikus? Nuo Zosios gavau laiškų, ale ji nieko nerošia apie tavį. Aš tai apie savį neturiu ko daug džiaugtis. Vienu žodžiu, nuobodulį ir skurdį gyvenu, man labai čia nuobodus gyvenimas ir man labai čia nuobodų žmonas vaizduojas. Taigi jūs, Viktorai, pagalvokit savo protu. Kiepgi galiu būti ramus ir man narvos negėst, jeigu šitą valdžią su mani taip kuligoniškai pasielgė. Jie mano to vargo ar krūvino prokaito, tai nieko nevertino. Namus mano sugriova, dirbimus mata mašinon kaip molkas, o važant pabaigė laužyti. Teisybė, Viktorai,
jūs ar negalėtum atgauti tokių vaistų, kad aš galėčiau užmygti. Ir man prisiūstumat. Tai ir baigsi badotis. Sudiev. Pasilikit sveiki ir linksmi. O aš pasilieku nesveikas ir nelinksmas ir lauksiu nuo jūsų laiško. Grįžęs iš tų prakeiktų namų Šepka jautėsi palaužtas dvasiškai ir fiziškai, nelinksmas, nekalbus. Prasidėjo klajonių metai, kuriejas glaudėsi tai pas vienus, tai pas kitus, niekur ilgiau neapsistodamas, niekur nerasdamas dvasinės ramybės. Galų gale gimtinėje nusipirko aplūžusią trobelę ir tada vėl grįžo noras kurti. Kaip pastebi menotyrininkai, Šepkos statulos kupinos keisto iškilmingumo, asketiško taurumo, iš jų veidų tarsi dvelkia pirmapradis paslaptingumas ir santūrumas. Vertinant visą jo kūrybą, galima apibendrinti, kad Šepka yra naujo, kartu labai liaudiško ir lietuviško ornamento kūrėjas. Ši skulptūra Kristus aprengta ornamentuotais rūbais. Atrodo tarsi paprastas lietuvis, valstietis, basas, rankos raukšlėtos, figūra gungtelėjusi, tarsi visą laiką ėjęs paskui žagrę. O Šepkos moterys aprengtos tarsi karalienės, bet atkreipkite dėmesį, kad jos basos, rankose įspraustos knygos. Šepka buvo naujo lietuviško ornamento kūrėjas. Jis nesekė tradiciją, bet sukūrė savo genialų stilių. Šias dvi moteris jis irgi galvojo pastatyti ant artimųjų kapų. Jo drožyba pasižymi ornamentika, simetrija. Eseistas Tomas Sakalauskas irgi yra rašęs, kad unikalios grandinės, stulbinamos yra grandinės darytos iš vientiso rąsto. Pats Lionginas yra pasakojęs kitiems ir aiškinęs, ką tai reiškia, kodėl jis taip darė, kad reikia eiti sudėtingesniu keliu, o ne lengviausiu keliu. Tai čia mes matom ne vieną grandinę. Pirmajame kūrybos laikotarpyje jį domino Marijos ir Kristaus temos. Dar vienas kūrėjo įkvėpimo šaltinis buvo gamta. Liongino Šepkos išdrožti ornamentai teka vertikaliomis linijomis aukštyn, išsilieja keistomis nematytomis augalų formomis. Tie vaizdai atveria gilų menininko įsijautimą iš gyvenimus, nevaržomus racionalaus žinojimo. Bene įspūdingiausias, didžiulis, menotyrininkei Zitai Žemaitytei, taip pat lankiusiai Šepką skirtas darbas. Jis sukomponuotas iš centrinės moters figūros ir ją supančios augmenijos bei paukštelių ir kitų detalių gausybės, užimančios beveik pusę patalpos. Čia yra Zitos darželis arba paukščių bolius. Atkreipkite dėmesį, kad niekur nematysime etikečių. Jis mėgo lentose įrašyti paaiškinimus, ką vaizduoja. Šioje lentoje ir parašyta, kad čia vieversėlis baliavoja ir pasirašo slapyvardžiu architektas, su ką raide architektas. Jis žinojo, ką tai reiškia architektas, bet sakė, kad man gražus toks pavadinimas. Lionginas Šepka pats save pavadinęs architektu, daugelį kultūros ir meno žmonių dar pirmame savo kūrybos dešimtmetyje tapo gyva legenda dėl išskirtinio talento. Ne tik talentą, bet ir jautrų vyrą pirmoji įžvelgė Danutė. Kaip vėliau ji prisiminė, kai jos klausdavo smalsuoliai, ar nesunku gyventi su tokiu keistuoliu, jie atsakydavo, kad mes, moteris, būtume daug laimingesnės, jeigu tokių keistuolių būtų daugiau. Jų pažinties ar bendravimo istorijoje nuo pat pirmo susitikimo viskas buvo tikra, nesumeluota, negirdėta. Ir laiškuose Danutei buvo skirti neskambus meilės žodžiai, bet tas begalinis rūpestis ir dėmesys, kurie jo mintis sukosi aplink ją. Ji tapo ryškiausia gyvenimo šviesa. Kiek svorio trumpoje frazėje ištartoje mylimai Danutei. Taip, kaip tu atėjai pas mane, niekas nebuvo atėjęs. Kaip Lionginas išreiškė savo meilę Danutei? Netiesiogiai 71 metų gegužės 14 dienos laiške jis rašo, kad ėjau pro šalį, pro Varnėnus, Varnėnai užklausė, ar vienas tebe gyveni, ar jau su Danute. Tai aš jiems atsakiau, kad dar vienas. Tai jie ant manęs labai supyko. Sako, kad tai kas gali dabar su Lionginu būti, jei vienas gyveni. Tai žiūrėk, kad ateinančiais metais jau gyventumėt su Danute, nes atskrisime kitais metais ir rasime vieną gyvenantį ir nebečiulbėsime. Prie berželių nuėjau kraujo pažiūrėti.
Ar jau daug prilašino į puoduką? Tai yra sulos. Po to nuėjo prie gėlynų, prie alyvų. Tai irgi rašo, va tai buvo žiedai maži, o per naktį tokie užaugo per colį. Tai paklausiau, kodėl taip skubate žydėti, o jie man atsakė, kad žydime, nes Danutė atvažiuos. Tai tokie išsireiškimai ir apie obelis, ir agrastai vaisius duos tik tai dėl Danutės, tai jis taip išreiškė savo meilę. Ir jau iškart matom, kad po pažinties jis kviečia Danutę tapti jo žmona. Daug Liongino meilės ir dėmesio belaukiant Danutės atiteko jos dovanotam šuneliui. Šepka galėjo ir pabadauti keletą dienų, bet visada maisto turėdavo Sargiui. O kai jis, belaukdamas Danutės, jaudindavosi, laukimas paveikdavo ir Sargį. Abu lakstydavo nuo lango prie lango, nekantraudami pamatyti viešnią. Laiškuose daug įvairiausių istorijų apie Sargį. Jisai rašydavo, kad Sargis laka tik tai kakavų ir kūdų mėsų mėgsta. Sargis viską supranta, tik kalbėti nemoka. Jisai labai reaguodavo į Liongino nuotaikas. Kada Lionginas laukdavo Danutės, nerimaudavo nuo vieno lango prie kito lango, lakstydavo, tai ir rašydavo laiške, kad ir Sargis irgi iš paskos bėgioja ir laksto. Labai daug laiškuose istorijų apie tai, kaip Sargis pabėga. Gal kai kas specialiai išleidžia, tyčia išleidžia, kitą kartą netyčia išbėga, tai ir ne viename laiške rašo, kad Danutė, rašau ne paišeliu, bet ašaromis. Atvažiavo iš Vilniaus filmuotojai, tai čia kaip antras planas, kad atvažiavo filmuotojai ir filmuoja. Bet svarbiausias faktas, kad po to pabėgo šunelis Sargis ir dingo 2 dienas. Verkė Lionginas 2 dienas ir laiške rašo dėl to, kad Danutė, tu dovanojai, kad mylimos moters dovana. Po 3 dienų vėl kitas laiškas, tai va Danutė sugrįžo Sargis, visas su laibėjais. Daug istorijų apie tą Sargį. Šviesiausias kūrėjo gyvenimo laikotarpis prasidėjo nuo 1978 metų Vilniuje, kai jis apsigyveno su artimu ir mylimu žmogumi, žmona Danute, apsuptas jos nuoširdaus dėmesio ir rūpesčio, kurio taip trūko didesnę gyvenimo dalį. Per likusius 7 metus Lionginas Šepka išdrožė dar apie 200 darbų. Nei stilius, nei technika nepasikeitė, tik ornamentą drožė stambesnį. Šiandien Liongino Šepkos kūrybos ekspozicijoje Rokiškio krašto muziejuje surinkti ne tik jo darbai, bet ir jo šviesiam atminimui skirti kitų menininkų kūriniai. Niekada nesužinosime apie menininko išgyvenimus ir mintis, kurie klostėsi jo galvoje ir širdyje, jaunystės ir brandžiame amžiuje, išskyrus tuos 7 metus, kai jį buvo užvaldę jausmai Danutei ir kaip to paliudijimas liko nuoširdus, be galo atviri laiškai, kurie 2018 metais buvo publikuoti. Rengiant laiškus leidybai, buvo surasta dar daug nepublikuotų nuotraukų, užrašyta atsiminimų. Tokiu būdu buvo atskleista tai, kas galėjo likti užmarštyje.